Buvo Aukštojoje karo mokykloje 68-72 karo lakūnas, instruktorius, lakūnas instruktorius, 71-72 aviacinės grandies aukštas. Pilotavo lėktuvus L-29, L-39, L-59, L-410, MiG-15, 17, 21, AN-2, AN-14, MB-339, tau CL-41, F-18, amerikoniška, daugelio tipų sklandytuvus. Skraidymų patirtis per 3500 valandų. 79-92 paruošė per 10 akrobatinio skraidimo reaktyviniais lėktuvais sporto meistrų, iš jų 4 SSR čempionus. Asmeniškai paruošė apie 30 naikintuvų pilotų, parengė įvairias lakūnų paruošimo programas, parašė keletą aerodinamikos ir aviacinės technikos vadovėlių, lakūnų mokymo priemonių ir psichofiziologinio lakūnų ruošimo vadovėlių bei kitokių leidinių. Apdovanotas Vyčio kryžiaus 4 laipsnio ordinu 97, garbės ženklų Prienų sparnai 95, Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos atminimo ženklų 93, 41 metų Birželio sukilimo atminimo ženklų 96, Dariaus ir Girėno medaliu 96, Šaulių žvaigždės medaliu 97, Krašto apsaugos sistemos proginio stojimo į NATO medaliu 2004 ir Antano Gustaičio medaliu 2010 metais. Tai tokia trumpa jo biografija. Dabar, Sauliau, čia mes paruošėm trumpą santrauką jo gana įdomaus pranešimo, kurį jis čia darė 2009 metais apie savo tarnybą, apie savo mokymo būdus. Ir dabar, kaip sakyt, galėsim prisiminti, kaip jis atrodo ir kaip jisai šneka. Skaičius sumažėjo lygiai per pusę. 44. Turite omeny, kad valanda skrydžio L-39 tais laikais, kad buvo Marius, kainavo apie 2,5 tūkstančio, tai ekonomija nėra maža. Šiame filme tikrai jisai nėra atsiskleidęs taip tom visom savo briaunom, kurias turėjo savyje. Ir iš tiesų, jeigu tai paėmus, tai žmogus buvo labai gilių vidinių, tokių jausminių elementų vedamas. Jisai buvo labai sąžiningas žmogus, labai draugiškas ir labai nuoširdus, bet kokiam darbe. Ir tarp žmonių santykiuose, kada reikėdavo kam padėti ar ką, niekad neatsakydavo. Ir prisimenant jį, aš sakau, vis kartoju, kad aš jį pažįstu jau gana senai, iš tiesų tai nuo 70 metų aš susipažinau su juo, jisai buvo tada jau vyr leitenanto, kada pirmą kartą susitikau tam pačioj Černigų mokykloje. Ir kas man tada krito į akis, kad pulke, kuris įskraidė, jisai buvo Umanės pulke, bet tada dar skraidė Černigų pulke, Pivcuose. Tai jo rato žmonės, kas leitenantai, kapitonai, visi sakydavo, Stas сказал, значит, так и должно быть. Kas nesuprantu, jeigu Stasys tai pasakė, tai taip ir turi būti. Man tas įstrigo, aš tada tik kursantų buvau ir man tas įstrigo tai, kad žmogus, gana jaunas žmogus ir ne, sakysim, lietuvių kilmės, tai irgi tas problemos buvo, jisai su to irgi tam tikrų akcentų momentų turėjo gyvenime, kad čia nėra, nematyti filme. Ir jis apie tai nelabai mėgėjęs pasakot buvo, bet tų dalykų turėjęs. Ir sakysim, toliau aš su juo susiduriu jau taip griežtesnėje situacijoje, tai 73 metais, kada, dėl meilės aš pavėlavau, taip sakant, vieną savaitę iš atostogų. Ir buvau taip, kaip dabar ten 2 kursantai, kurie buvo į Italiją išvažiavę, tai aš analogiškoj situacijoj buvau tik tai dėl ženitybos.
nes paskutinę atostogų dieną apsivedžiau, nu ir reikėjo tada jau ir švestuvės atšvęsti ir pabūt čia. Nu, o po atostogų reikėjo grįžti, jau atvažiuoti į Umanės pulką, kur Stasys buvo grandies vadu eskadrilėje. Ir faktiškai labai didelę dalimi jo pastangom aš išlikau toj karo mokykloje. Vat. Aš patekau pas jo gerą draugą, taip sakant, instruktorius jo geras draugas buvo man. Na ir pavyko, taip sakant, man sparčiau programą praeiti, negu kad kitėjo. Čia tą elementą pasakoju tik tai todėl, kad parodyt, kad tas žmogus buvo, na, kai sakom kariškis, tai vat, jeigu parašyta instrukcijų taip, tai tik tai taip turi būti. Jisai nebuvo toksai. Jisai visuomet mėgo eksperimentuoti, bet tas eksperimentas visuomet buvo giliai pramastytas. Iki mažiausių smulkmenų. Ir tai, kai jisai pasako apie tą, jau baigiant tarnybą Sovietų kariuomeniai, tas programas, kuris rašė, dirbinėjo, iš tiesų, jisai tuo metu buvo mokyklos skraidimo dalies viršininkas, faktiškai mokyklos vado pavaduotojų lygmuo. Ir jisai užsiminėjo visom tom programom, instruktorių rengimų ir taip toliau. Ir tie dalykai jam buvo labai ir artimi, ir jam gerai sekėsi. Todėl, kai jisai atėjo pas mus į aviacijos tarnybą, tai pirmas klausimas, kurį jisai užsiėmė iš karto, tai būtent programos rengimas lakūnams. Tuo metu jau mes ten galvojom apie techniką, tą 309, kurie atsirado paskui 93 metais. Bet iš esmės aerodinamika, visa ką teorinis parengimas, ką lakūnas turėtų žinot, buvo vedamas faktiškai jo iniciatyva ir jo didžiausiam pastangom. Be galo darbingas žmogus buvo. Nebuvo ten paroj ten 24, galėjo būti 304 valandos. Jis galėjo neatitrūkdamas sėdėti rašyti. Be abejo, nežinau kaip kas žinot ar ką, bet jisai tikrai turėjo gražią, čia filme tai dabar kažkaip tai nesijaučia, bet jis turėjo labai gražią lietuvių kalbą. Labai gražiai rašydavo. Dokumentai jo parašyti dokumentai, bet kuriam lituanistui, kalbininkui duok, jie buvo aukščiausiam lygiai. Jis buvo ne tik tai lakūnas, jis domėjosi labai daugeliu dalykų. Sakysim, jo jaunystėje atsirado spalvota fotografija. Nu, Arūnas dar turbūt iki šiol turi ten jau leitenantų laikų darytus spalvotos nuotraukos. Tai buvo aukščiausios kokybės. Aš kažkada tai irgi bandžiau tą imtis žymiai vėliau jau, bet man tokio lygio nesigaudavo. Vis turėjau kruopštumą, idealų kruopštumą bet kuriam darbui. Pasirenk, supras ir pasiruoš taip, kad tas išeitų aukščiausiam lygyje. Jisai domėjosi filatelija, jisai rinko markutes. Aviacija, tik tai aviacija, ar buvo prezidentų sekretorius, Araklubės sekretorius, tą irgi gerai žino, nes Araklubė tenai buvo iškabytos ant sienos jo markutės, čia parodos buvo. Žmogus turėjo gebėjimų sueiti su, labai glaudžiai sueiti iš pirmo tiesiog susitikimo su bet kuo. Ir sakysim, čia muziejus turi eilę eksponatų, čia užsiminta buvo Ramoškos Gyčio, kad jo dėka iš tiesų, jo asmeninių darbo įdirbio rezultatas, tai yra iš Lenkijos gauti eksponatai. Jo asmeninių sutarimų su tai žmonėms, su kuriai bendravo. Jis labai mokėjo įtikinimai kalbėti, sakysim, su italų atstovais, su ambasadai, kada čia atsiranda čia pas mus Lietuvos padangėje Friči Trikolora. Grupės. Tai nebuvo paprastas dalykas. Tai visą kainuoja didžiulius pinigus. Didžiai dalimi jo pastangomis, jo gebėjimu kalbėti su žmonėm, įtikinama jo, tos grupės buvo čia Lietuvai nemokama. Šičia. Ir ne vieną kartą. Tai aš taip tos elementus kalbu tam, kad prisiminti jį
ne tik tai kaip lakūną, bet tiesiog kaip žmogų, kaip draugą, kaip kolegą. Jis buvo visuomet be galo patikimas, neturėjau su juo niekada problemų. Jeigu apsvarstėm, galėjom susibart, susipykt, bet priėjom prie kokio tai sprendimo viskas. Nuo to sprendimo jį nieks jau nebenustums. Tai buvo bendras sprendimas, vardan ateities aviacijos, karo aviacijos. Ir jis labai griežtai tai laikydavosi. Vieną kartą net ir buvo, taip sakant, sąlyginai sakant, tai nukentėjęs. Kažkai mokiausi, jisai liko vietoj manęs karinių oro pajėgų vadu. Išbuvo ten, aš nežinau, ten kelis mėnesius išbuvo ir jį nuėmė nuo tų pareigų. Tai jis irgi su tokiu pergyvenimu kalbėjom telefonu, tai sako, kai aš dabar darosi, aš jiems tiesiai, šviesiai, atvirai pasakiau, kur problemos yra. Ir jie mane iš pareigų. Sakau, nepergyvim, tu vis tiek, kai buvai pavaduotas pirmas, taip ir lieki jo. Tik tai dabar ties, atsakomybės kažkiek tai nuo tai nusiims. Daugiaplanis žmogus, su kuriuo iš tiesų buvo labai malonu bendrauti. Kita vertus, vėlgi, dar vieną elementą papasakosiu. Ten kelis kartus aš turėjau su juo labai kietus ginčius. Aš pagal savo stilių esu toksai, labai kategoriškas žmogus ir tai kartais maišydavo tarnybai. Ir būdavo tokių situacijų, kad ko gero reikėtų pasitraukti man iš tų pareigų. Tai aš jį turbūt kokius 3 kartus, vieną kartą tiek įsiaudrinom, kad jisai priimtų tas pareigas, aš pasitraukčiau į šoną kažkur į kitas kokias pareigas. Jis atsisakė, jisai visą laiką sakydavo, aš geriau jaučiuosi, kada esu vietoj, kurioje tikrai jaučiu save puikiai. Ja? Aš esu, sako, pagal savo stilių geras pavaduotojas. Aš nebūsiu toks geras vadas kaip tu. Tai mane tai labai tada buvo, taip sakant, kaip ir įžeistas. Aš jau buvau padaręs visus parengiamosius darbus, kad tai įvyktų. Ir jis atsisako. Bet kita vertus, aš labai vertinu jo tą pasirinkimą tokį. Besąlygiškai tarnyba tai idėjai, dėl kurios mes tada 92 metais susibūrėm. Tai nežinau, čia apie jį galima būtų pasakoti labai daug. Ir va čia jisai pasakoja elementus iš skraidimų, kurie sekėsi, kurie nesisekė. Iš tiesų jisai buvo, labai geras mokytojas. Jisai labai gerai jautė kitą žmogų, kuris mokina. Ir tikrai surasdavo tuos, tinkamiausius būdus žmogų parengti tam, kam jisai ruošiasi. Nežinau. Buvo žmonių, kurie ir pyko šiek tiek ant jo, nes jis irgi būdavo spaudžia. Daryk taip, daryk taip. Ir taip, kitas užsiveda ir paskui sako, eik tu po velnių, žinai, arba taip, arba aš su tam ne. Jisai kantriai stūmė bet kurį žmogų, kuriam reikėjo kažkokios pagalbos į tą kryptį, kad ateitų. Tai ta prasme vėlgi jisai išskirtinis žmogus buvo.